Tai 4 septynkovės surungtis įveiktos, pasuk kaip šiandien sekėsi. Ir nieko, ar ne kažkaip, bet daugiau tokia rungtis. Barjerai pradžia gera, atrodo greitesnė. Kartais po barjerų, jeigu greitesnis aukščius, sunku susitvarkyti. Tai biškai per greitai įsibėgėjimas buvo, bet nieko. Rutulys pusę velnio, 200 jautės lyg ir greitesnis bėgimas, bet visos kažkaip ne per greitai subėgo, tai nežinau. Normaliai kovosim rytoj, vieną dieną pasibėgė, dar visko gali būti. Jaučiasi šiek tiek, kad pirmosios 4 rungtys vakarinėje sesijoje, nes dažniausiai būna startas iš ryto, tada pertrauka, tada vakaras jaučiasi? Jo, labai greitai viskas judėjo, šiandien atrodo net apšilinė, nereikėjo antrą kartą, bet vis tiek ir pagalvoti neina, ir galva pervargsta, nėra kur kada atsikvėpti, bet nieko, rytoj biškai pertraukas bus. Debiutavai pasaulio čempionate, esi anksčiau startavus Europos čempionatuose, ar jaučiasi skirtumas atmosferos prasme, konkurenčių gal? Ne, kad gaunasi tos komercinės varžybos, daugumą dalyvavom vis tiek panašiai su visom merginom dalyvavus, bet aišku, visos nori gerai pasirodyti pasaulio čempionatas, vis tiek svarbiausios varžybos, tai jaučiasi skirtumas, bet merginos tas pačios. Koks dabar planas, kad rytoj? Pamiegot, nes anksti keltis rytoj, pirma rungtis anksti 11 rytas, tai žiūrėsim, ką toliau pridirbau. Jėgų rezervas, kiek šiandieną išnaudotas, kiek? Jo, tai va, kad minėjot, kai viskas per 4 valandas pasibaigė, atrodo, net nereikėjo apšilėti 4 kartus, tai kad nepervargo, atrodo, turėtų daugiau energijos rytoj būti likę.